Bitkoinas perkopė simbolinę $100 000 ribą. Kiek dar gali tęstis augimas? Sveiki, šiandien gruodžio 9 diena ir aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espresso apžvalgoje aptarsiu skirtingų akcijų indeksų ir sektorių rezultatus, eurozonos ir JAV makroekonominius duomenis, monetarinės politikos perspektyvas bei Prancūzijos politinę padėtį. Praeitą savaitę JAV akcijų indeksai fiksavo mišrius rezultatus, nepaisant stipraus augimo akcijų pasirodymo. S&P 500 kilo apie 1%, Nasdaq 100 apie 3,3%, o Russell 2000 po kelių savaičių dominavimo krito apie 1% ir pasirodė prasčiau nei kiti indeksai. Vertinant pagal Russell 1000 indeksus, augimo akcijos pasirodė net 5,5% geriau nei vertės akcijos. Tai yra didžiausias skirtumas nuo 2023 metų kovo. Skirtingi sektoriai taip pat fiksavo mišrius rezultatus. Pastebima, kad stipriausiai apie 3% kilo nebūtinojo vartojimo prekių, komunikacijos paslaugų ir technologijų sektoriai, o silpniausiai pasirodė ir krito apie 3% energetikos, komunalinių paslaugų ir žaliavų sektoriai, kurie įprastai siejami su vertės akcijomis. Žvelgiant į makroekonominius duomenis, praeitą savaitę pasirodė svarbus JAV darbo rinkos rodikliai, kuriuos aktyviai stebi Fed pareigūnai. Visų pirma, JAV nedarbo lygis pakilo nuo 4,1 iki 4,2%, kaip ir buvo tikėtasi. Antra, lapkričio mėnesį naujai sukurtų darbo vietų skaičius siekia net 227 tūkstančius, kai prognozė buvo 202 tūkstančiai. Toks rezultatas žymėjo reikšmingą atšokimą lyginant su spalio mėnesiu, kuomet rodiklis siekia vos 36 tūkstančius. Trečia, atvirų darbo vietų kiekis paaugo nuo 7,37 iki 7,74 milijonų. Šis padidėjimas daugiausiai sietinas ne su atleidimais, bet savanoriškai paliktomis darbo vietomis. Galiausiai naujų darbo vietų kiekis privačiam sektoriuje lapkričio mėnesį siekė 146 tūkstančius, o darbo užmokestis lyginant su praeitais metais kilo 4,8%. Ekonomistė Richardson minėjo, kad nors bendra darbo vietų augimo tendencija buvo teigiama, skirtingų sektorių situacija buvo mišri. Silpniausiai atrodė gamybos sektorius. Taigi, galima teigti, kad investuotojai teigiamai įvertino pastarosius darbo rinkos duomenis, kurie stipriai prisidėjo prie išaugusių rinkos lūkesčių dėl Fed palūkanų karpimo artimiausio susirinkimo metu. Rinka duoda apie 86% tikimybę, kad Fed sumažins palūkanų normas gruodžio mėnesį. Tiesa, praeitą savaitę Fed pareigūnų pasisakymai viešumoje galėjo kelti abejonių dėl tolimesnių valdybos veiksmų. Fed pirmininkas Jerome Powell buvo pakankamai neutralus, teigdamas, kad JAV ekonomika išlieka geroje būklėje ir nėra priežasčių, kad tai nesitęstų. Vadinasi, valdyba turi pakankamai lankstumo išlikti atsargiems. Kita vertus, Waller pasisakymai teigiamai paskatino lūkesčius dėl palūkanų mažinimo. Toks lūkestis buvo pastebimas ir obligacijų rinkoje, kurioje buvo pastebimas pajamingumo kritimas, ypač po penktadienį pasirodžiusių darbo rinkos duomenų. JAV iždo 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas per savaitę nežymiai krito nuo maždaug 4,18 iki 4,15%. Europos akcijų indeksai įspūdingai kilo nepaisant politinio nestabilumo Prancūzijoje. DAX augo net apie 3,9%, CAC 40 apie 2,7%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 apie 1,4%. Teigiamam rinkų sentimentui įtakos turėjo reikšmingai išaugę lūkesčiai dėl spartesnio nei tikėtasi ECB politikos švelninimo. Prancūzijoje žlugo Barnier vadovaujama mažumos vyriausybė po to, kai parlamentas balsavo dėl nepasitikėjimo jo vadovaujama vyriausybė. Po šio balsavimo obligacijų pajamingumų skirtumas tarp Vokietijos ir Prancūzijos išaugo net iki 90 punktų, tai yra daugiausiai nuo 2012 metų ir daugiau nei vasarą, kai buvo paskelbti pirmalaikiai rinkimai. Be to, vienu metu Prancūzijos 10 metų termino obligacijų pajamingumas buvo aukštesnis nei Graikijos.
Pagrindiniai makroekonominiai duomenys žymėjo tolesnį eurozonos ekonomikos lėtėjimą. Eurozonos mažmeniniai pardavimai spalio mėnesį krito 0,5%. Šiam kritimui daugiausiai įtakos turėjo ne maisto produktų ir kuro pardavimų susitraukimas. Vokietijoje pramonė vis dar nerodo atsigavimo ženklų. Pramonės produkcija per mėnesį krito 1%, kai ekonomistai tikėjosi 1,2% augimo. Gamyklų užsakymai per mėnesį krito net 0,5%. Stipriai traukėsi mašinų ir įrangos paklausa. Žvelgiant į monetarinės politikos perspektyvas, ekonomistas Philip Lane teigia, kad ECB tikėtina reikės keisti savo duomenimis pagrįstą požiūrį, kadangi šiuo metu yra kur kas svarbiau žvelgti į artėjančias rizikas, o ne kliautis praeities duomenimis. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje Centrinio Anglijos banko atstovas Andrew Bailey teigia, kad tikisi net 4 palūkanų normų karpimų kitais metais, jei šalies ekonomikos rodikliai atitiks Centrinio banko projekcijas. Ateinančios savaitės įvykiai. Trečiadienį JAV skelbs savo infliacijos duomenis. Ketvirtadienį Europos centrinis bankas spręs dėl palūkanų normų. Penktadienį Jungtinė karalystė praneš apie savo BVP mėnesinį pokytį. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.